Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektorius yra viena svarbiausių šalies ūkio strateginių sričių. Žemės ir maisto ūkis sukuria beveik 8% šalies bendrojo vidaus produkto. Taip pat darbo vietas kas 9 dirbančiajam ir netoli 5% viso Lietuvos eksporto. Lietuvos ūkiuose užauginta kokybiška ir įvairi produkcija yra laukiama ne tik užsienio šalyse, bet ir ant mūsų šalies gyventojų stalo. Dar niekas iki šiol negyveno, nevalgys. Tai yra pagrindinis, ko gero, žemdirbys, kas sukuria visiems, tai yra maistas. To, ko gero, ir išsiskiria žemdirbys nuo visų likusiųjų. Nes jeigu jo nebus jo produktų, ko gero šiandien ant žemės nieko ir nebus tokio, kas šiandien yra panašus į žmogų, kuris, kai sakant, minta. Iš tikrųjų, šiandien žiūrint į jaunimą, tai yra viena iš tų sričių, kur šiandien pirmiausia jaunimas turi įdėti pastangas, dėti į mokslą, išsilavinimą, pasiruošti teoriškai ir pereiti prie praktikos įgyvendinimo. Ir aš manau, kad kaimas tai yra tas sritis, tas gyvenimo būdas, kur tu vis laiką esi gamtoje, esi nenutolsti nuo gamtos ir kuri tą produktą, kurio visiems reikės. 74 šalies profesinio mokymo įstaigos siūlo per 200 įvairiausių profesinio mokymo programų įvairiuose ūkio sektoriuose – statybos, gamybos, inžinerijos, socialinių paslaugų, o taip pat žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės bei kitose sektoriuose. Šiemet profesinio mokymo mokyklos išleido apie 700 absolventų ir populiariausios specialybės buvo technikos priežiūros verslo darbuotojas, žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas ir dekoratyvinio apželdinimo darbuotojas. Profesinis mokymas yra nemokamas pirmą kartą kvalifikacijos siekiantiems asmenims. Pažangiems mokiniams mokamos stipendijos, jie aprūpinami bendrabučiu. Profesinių mokyklų populiarumas pastaraisiais metais auga. Jos kasmet sulaukia vis daugiau mokinių. Šiemet žemdirbiškas specialybės rengia 21 mokymo institucija. Iš jų daugiausiai specialistų paruošė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras. Taip pat verta paminėti Joniškio žemės ūkio mokyklą bei Alantos technologijų ir verslo mokyklą. Taip pat Lietuvoje yra 5 sektoriniai praktinio mokymo centrai, kuriuose atnaujinta techninė bazė. Juose praktiką gali atlikti ne tik tų mokyklų moksleiviai. Praktinio mokymo centruose užsiėmimų metu teorinės žinias moksleiviai pritaiko praktiškai ir įgyja darbo rinkai reikiamų įgūdžių. Žemės ūkio sektoriaus specialybės nėra pačių populiariausių sąrašuose, tačiau kaimas ir žemės ūkio sektoriaus darbdaviai mielai laukia jaunų ir kvalifikuotų asmenų. Esant poreikiui, padedame susirasti praktikos vietas ūkiuose, nes palaikome ryšius su ūkininkais, kurie turi žaliuosius diplomus. Jie visada pasirengę priimti praktikantus ir pasidalinti savo žiniomis ir patirtimi. Profesinėse mokyklose galime įgyti kvalifikaciją arba kvalifikaciją kartu su pagrindiniu arba viduriniu išsilavinimu. Į profesinės mokyklas taip pat priimami suaugę asmenys, kurie siekia patobulinti ar įgyti naują kompetenciją ar kvalifikaciją. Baigus pagrindinę mokyklą, jaunuolis dar negali nuspręsti savo karjeros galimybių. Taigi, pirmiausia, kiekvienam siūlau eiti į profesinę mokyklą. Lietuva buvo, yra ir bus žemės ūkio kraštas ir mes matom, kaip intensyviai vystosi mūsų žemės ūkis. Tai mes, aišku, gaminam, kol kas ir parduodam produkciją, mažai jos perdirbam, bet aš manau, kad ateityje ir perdirbsim produkciją ir gatavą produktą parduosim į užsienio valstybės. Mes mokinamės žemės ūkio ir verslo gamybos darbuotoją. Tokį sprendimą lėmė taip, kad tėvai yra ūkininkai ir ateitis būtų tokia, kad perimti ūkį. Todėl ir rinkomės tokią specialybę. Teoriškai mokinomės tręšti laukus, sėti normas, gydus įvairių.
ir gyvulių laikymo sąlygas mokinamės ir praktikoje parodė mokomoje fermoje, kaip reikia auginti gyvulius. Važinėjome pas įvairius ūkininkus, rodė, kaip jie ten įsikūrė. Gal tikriausiai visi pagalvoja apie žemės ūkį, iškart įsivaizduoja kaimą, sunkus darbas, parduotos vasaros. Jeigu gyvuliai, tai smarvė, sunkus gyvenimas, bet jie neįsivaizduoja, kad tas gyvenimas yra labai pelningas. Mokykloje yra pakankamai nemažai su kaimu susijusių profesijų. Šią specialybę baigęs žmogus pirmiausia galėtų pats kurti savo verslą, ūkį. Ir didelė dalis moksleivių yra jau nuo mažens pritapę prie kaimo, supratę kaimo specifiką, o šiuo metu žemės ūkis populiarėja kaip verslo šaka. Ir netgi aš sakyčiau, kad daugelį atvejų jauni žmonės jau yra ne tiek ūkininkai, kiek yra verslininkai, nes platesnis spektras žinių, kurias įgyja besimokydami šių profesijų. Čia žmogui panaudoti savo galias, savo fizinės galias ir, žinoma, žinias, gebėjimus toje srityje. Progresas žemės ūkyje be abejo, kad leidžia optimistiškai galvoti, kad jaunimas turės ką veikti šiandien kaime. Iš tėvų paveldėjom ūkį, tiesiog grįžom iš užsienio. Pradėjom dirbti. Žinių stoka, todėl mokomės. Todėl priversti esam tiesiog dirbti. O kodėl grįžote į Lietuvą, užsienį nepatiko? Viskas patiko, bet Lietuva kažkaip traukė ir savas kraštas traukė. Dabar jau galvojame apie užsienį, bet nebegalim. Moko ir ta prasme, ir gyvulių priežiūra, ir skaičiavimai, ir buhalterijos vedimai. Ir žemės priežiūra, įdirbimas, pasėjimas, ta prasme, rotacija augalų, viskas, absoliučiai viskas. Tiksliai prognozuoti ateitį sunku. Tačiau patyrę žemės ūkio dalyviai, paklausti apie perspektyvas žemės ūkyje artimiausią penkmetį, įvardino šias tendencijas. Vis didesnis intensyvios plėtros pagreitis skatins kvalifikuotų darbuotojų rengimą, o tai didins profesinio mokymo paklausą. Didžiausia profesinio mokymo paklausa tikėtina stambiuose ir specializuotuose ūkiuose, kurie lemia žemės ūkio sektoriuje vykstančią intensyvią plėtrą ir kurie yra imliausi kvalifikuoti darbo jėgai. Šita specialybė yra perspektyvi tuom, kad žirgininkystės verslas Lietuvoje plečiasi ir pakankamai sparčiai. Daugėja žirgynų, įvairių kaimo turizmo, sodybų, taip pat veterinarijos klinikos. Sportas žirgų populiarėja Lietuvoje iš esmės, tai žirgininkystės verslo darbuotojai yra tie specialistai, kurie sugeba visą šitas sferas aptarnauti. Ir žinoma, mokinių įsidarbinamumas, kaip jie įsidarbina ir kad tikrai dažnai įsidarbina pagal specialybę ir kad darbdaviai yra patenkinti jais. Tai, šitie dalykai labai žavi. Su žirgais, sako, su gyvuliais dirbt maloniau negu su žmonėm, kaip kam. Žirgai daug emocijų sukelia ir visa kita, taip pat yra labai didelė paklausta šitų darbuotojų, nes vis gerėjant pragyvenimo lygiui Lietuvoje, kuriasi daugiau sportinių bazių, veisinių fermų, kur reikalingi šitie specialistai. Kuriasi naujos veisinės fermos, labai yra didelis pageidavimas arklininkų, taip pat sportinėse bazėse. Yra taip pat ir užsienį labai didelė paklausa, dalesim Vokietijoje nebaigus, neleidžia prie arklių dirbti tokios specialybės. O čia vaikinukai gauna diplomus ir paklausa labai didelė. Kadangi dabar dirbu užsienį kaip veterinarijos gydytoja, bet su smulkiais gyvūnais, tai norėtųsi kažkiek, kad to darbo būtų ir su žirgais. Tai manau, kad šitos žinios tikrai man padės. Manau, kad daugumai tai duoda galimybę sujungti savo hobį ir paversti į nuolatinį darbą. Aš manau, kad tiek užsienį, tiek dabar čia Lietuvoje pradėjo vystytis žirgininkystė, tai manau, kad tikrai bus verta. Šiandien Lietuvos profesinio mokymo sistema integruojasi į bendrąją ES kvalifikacijų sąrangą.
Europos kvalifikacijų sandara, tai yra bendras europinis susitarimas, skirtas palengvinti kvalifikacijų perkėlimą. Jis labai svarbus žmonėms, kurie ketina mokytis arba dirbti užsienio šalyse, taip pat keisti savo švietimo mokymo įstaigą. Pagrindinė susiejimo nauda, siejant Lietuvos kvalifikacijų sandarą su Europos kvalifikacijų sandara, yra tokia, kad žmonės geriau supranta, kokias jie kvalifikacijas įgyja ir švietimo mokymo institucijoms yra lengviau užskaityti žmogaus turimą kvalifikaciją, kurias įgyjo ar studijų, ar kursų metu, tačiau ne savo šalyje. Mano ūkis atsirado gal 98 metais, prieš 15 metų. Ir negalvojau ūkininkauti visiškai, bet pabuvojęs Vokietijai, supratau, kad žemės ūkio irgi darant gerai, truputėlį kitaip darant, galima pasidaryti pinigų ir galima iš to pragyventi. Būtų labai pravartu, labai būtų gerai gerų specialistų, nes žemės ūkis yra labai toks plati sfera ir visose srityse, jeigu nebūsi tikrai geras, tai tada ir tas visas bendras verslas bus nieko vertas. Gal visų pirmiausia paskatino tą žemės ūkio veikla, artima širdžiai, kaip sakant, senelis dirbo, tėtis, dėdė dirba, galvau, nepasidėsiu niekur ir aš. Rinkausi žemdirbišką specialybę. Svarbiausia, žinoma, yra noras. Be noro nepasieksi nieko paprasčiausiai, o būtent, kas paskatintų jaunimą daugiau, ką galėčiau patart, renkantis žemdirbišką specialybę, tai paprasčiausiai tas cinkelis, tas jausmas, nebūtinai turi būti užaugęs kaime, kad būtent eitum link to. Ir iš miesto žmonės renkasi įvairias specialybės kaip agronomija, kaip žemės ūkio visokios netgi vadybos, kurios yra pritaikomos netgi miestietiškoje aplinkoje. Darbštumas, kūrybingumas ir svarbiausia noras. Štai kas turėtų lemti renkantis žemdirbišką specialybę. Specialistų poreikis iš tikrųjų yra pakankamai didelis. Ir noriu nuraminti jaunus žmonės, kad tikrai jūs esate reikalingi. Esate reikalingi žemės ūkiui. Ir ūkis laukia jūsų patirties, laukia jūsų jaunatviškumo, novatariškumo, kur jūs galite tikrai panaudoti. Ir esu keletą ūkių lankėsi, tikrai žmonės laukia jaunimo kaime. Ir aprūpins jūs tikrai ir gerom darbo sąlygom. Netgi aprūpina gyvenamąją vietą, tik tai drąsiai ženkite, optimistiškai žiūrėkite ir galimybių yra tikrai labai daug. Žemės ūkis visose šalyse yra dedančio ekonomikos dalis. Ir visada gerai, kai jūs prisidėsit prie tos ekonomikos ir jausit tikrai moralinį pasitenkinimą ir finansinės galimybės pajusite dirbdami ūkiuose. Kągi, iš tikrųjų vienas iš pagrindinių, ko gero, linkėjimas jaunajai kartai pasirinkti tą specialybę, tą kelią, kurį turėjo mūsų protėviai, mūsų bočiai, mūsų tėvai, tai yra žemdirbio kelią. Nes iš tikrųjų tas kelias yra garbingas, nors jis yra sunkus, bet jis yra reikalingas. Ir ko gero jūsų kelias, šitas kelias pasirinktas bus pats teisingiausias, nes jis yra pats garbingiausias. Prisiminkime senolių išmintį. Grūdus sėkime metams, medžius sodinkime 10, o žmones auginkime 100. Tai miestas ar kaimas? Žinoma, kaimas.